Sveiki, sveikinuosi su jumis iš rudenėjančio Briuselio. Ir keletas naujienų, kas įvyko šią savaitę Europos parlamente svarbiausio. Manyčiau, kad svarbiausia buvo eurokomisarų klausimų rezultatai. Kaip žinia, 2 eurokomisarai paskirti iš Slovenijos ir Vengrijos negavo Europos parlamento komitetų pritarimo. Kągi, jie pasirodo per silpni, jų kompetencija netitiko politikų vertinimų. Ir aš manau, tai yra teisinga, kadangi politikai turi prisimti atsakomybę už eurokomisarų paskirimą. Antra gera žinia. Sacharovo premijos laureatais tapo ir Euromaidanas, šalia Kongo gydytojo ir Azerbaidžano žmogaus teisių gynėjų. Aš tikiuosi, kad Euromaidanas bus vienas iš laimėtojų. Ir dar, šią savaitę susikūrė Baltijos jūros grupė. Malonu, kad mūsų kolegos aplink Baltijos jūrą pradeda bendrą veiklą. Ir aš tikiuosi, tai mes pajusime visi kartu. Baltijos jūra bus saugesnė ir švaresnė. Iki kitų kartų.